manai apie stovyklą? Na, manau, šita stovykla yra gan įdomi. Tiek mažam, tiek dideliam. O kaip apie vadovus, ką pasakytum? Vadovai yra šis metais tikrai daug geresni negu praeitis arba užpraeitis metais. Daug įdomiau. O ar verta važiuoti į stovyklą? Manau, verta. Verta? Ką dar galėtum pasakyti? Džemaika pys. Stovyklą? Noriu namo. Kodėl nori namo? Noriu namo. Paslaugų tėvų. O kaip stovykla šiaip? Patiko. Kaip vadovai? Jėga. Ką galėtum dar pasakyti? Labai gera vadovė Ramonė. O jie tu? Po to Inga. Po to Mindė. Andrius. Paulius. Ir va. Ką ateinančiams kartoms galėtum pasakyti? Važiuokit į stovyklą. Pauliu, ką galvoji apie stovyklą? Puikiai galvoju. Puikiai. Jau atėjo mokytas, juvelyrikos. Jo, Dar 37. Taigi, nieko negaliu pasakyti. Daugiau negu pusę valandą. dar galiu pasakyti, stovykloje gyveno tarakonas, turi savo pašą dėžutę, kur susineša visą maistą, kuris lieka ant pietų stalo. Paskui jo vaikai atbėga ir susirenka tą maistą savo namo. Kaip tas viršus tarakonas ir nepaėda. Jo, tai va. Draugiškas tarakonas, labai draugiškas. Dar yra du tokie, kad plaukia, vienas karnizas, kitas užuolaida. Jie net lango, šiaip vaikšto, atskirai. Tik kartu miega. Atskiruose lovos, aišku. Viskas. Bet uždėmė kaip karnizas ir užuolaida. Sveika. Labas. Kaip stovykla patinka? Faina. Faina. O kaip maistas stovyklai? Valgai? Nelabai. Nelabai. O tai kodėl? Nu, nelabai skanus, nelabai man patinka maistas. Aišku. O vadovai? Jėga vadovai. Nu, tai gerai, ačiū už interviu. Ką galvoji apie stovyklą? Na, aš manau, kad čia labai linksma, tik labai trūksta miego. Ai, o kodėl trūksta miego? Na, nežinau, kartais per naktį gal, būna. Ką galvojat buvote apie stovyklą? Labai šauni stovykla, nuostabus vaikai, nuostabus vadovai ir labai patenkinta. Man pasisekė tiesiog, kad aš pakliuvau į tokią pamainą. Ką dar galėtumėt pasakyti paskutiniam žodžiai? Visiems sėkmės, visi būkite tokie, kokie dabar esate. Ačiū. Antras dublis. Okay, guys, go! Hit it!